Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki. Ko gero šį sezoną 2 telefonai, apie kuriuos buvo daugiausiai šnekama, yra mano rankoje. Tai yra abudu Samsung Galaxy gaminiai S7 ir S7 Edge. Samsung atkreipė dėmesį į visus reikalavimus, kuriuos kėlė vartotojai. Tai talpesnė baterija, kortelių skaitytuvo grąžinimas, patogesnis laikymas, kampai nulyginti ir sugrąžinimas vandens atsparumo bei dulkių. Ar dėl to verta verkti apie baterijos neišėmimą? Nežinau, pagalvokime. Mes jau pasižaidėme su jais ir aš galiu pasakyti jums savo nuomonę. Bendrai lyginant su praeitų metų flagmanais, S7 ir S7 Edge, dizaino koncepcija nepakito, tačiau išmanieji telefonai tapo patrauklesni. Priekinis ir galinis skydeliai dabar talpesni ir vienas naujų flagmano cinkelių glūdi apsauginiuose 3D stikluose, kurių gamyba paremta gudria patentuota technologija. Maža to, jie labai patvarūs. Tarp kitko tai Corning Gorilla Glass 4. Subtilių įlinkių ir įdomios korpuso spalvos dėka įrenginiai žaismingai mirguliuoja šviesoje. Viso vartotojams siūloma 3 spalvos – juoda, auksinė ir sidabrinė. Visapusis trimatiškumas ne tik teigiamai paveikia dizainą, bet ir pagerino telefonų ergonomiką. Pamenate, kaip praeitais metais daug kas skundėsi, jog S6 Edge nuostabus, bet jį nepatogu laikyti dėl tariamai aštrių kraštinių. Tai va, čia akivaizdus patobulinimas, nes tiek Galaxy S7, tiek S7 Edge rankose laikyti labai patogu. Ir tai dar ne visos geros naujienos. Praeitų metų modeliuose kamera buvo išlindusi iš korpuso beveik 1,5 mm. Šiais metais truputėlį sumažino, visų beveik milimetrų. Tai va, dabar beveik nepastebima. Dabar tarkime porą žodžių apie matmenis. Galaxy S7 Edge tapo kiek didesnis, tačiau ekrano įstrižainė padidėjo pastebimai nuo 5,1 colio iki 5,5. Ekrano rėmeliai labai ploni, vos 0,87 mm, o štai S7 atveju, lyginant jį su praeitų metų modeliu, reikšmingų pakeitimų nėra, nes net ekrano įstrižainė liko ta pati – 5,1 colio. Beje, ar jūs pasilgot microSD kortelių? Taip, į Samsungus vėl grįžo SD kortelių lustas, taigi galėsite patalpinti visą savo nuotraukas. Didžiausia atminties kortelių palaikoma talpa siekia net 200 GB. Lizdas yra universalus – atminties kortelė plus nanoSIM arba nanoSIM plus nanoSIM. Kai po pasižymėjusio atsparumu nuo vandens ir dulkių Samsung Galaxy S5 staiga pasirodė S6, be šios savybės nuvilnijo didelė naudotojų nepasitenkinimų banga. Šiais metais nėra priežasties dėl to liūdėti, nes tiek Galaxy S7, tiek S7 Edge sertifikuota pagal IP68 standartą. Telefonai visiškai nebijo dulkių ir vandens, juos galima laikyti panardinius iki 30 minučių 1,5 metro gylyje. Naujuosiuose Samsung flagmanuose vėl susitinkame su visų mylimais Super AMOLED ekranais. Jie tikrai yra labai ryškus. Raišką sudaro tie patys 2560 ir 1440 pikselių, tad plika akimi skirtumų lyginant su praeitų metų Galaxy flagmanais čia beveik nematyti. Gal tik tiek, kad Galaxy S6 spalvų gamoje daugiau geltonosios spalvos, o S7 mėlynosios. Tačiau to tikrai nepajusite, kol nepadėsite abiejų telefonų kartu. Be naujovių neapsieita ir čia, kalbant apie ekraną. Pavyzdžiui, Always On Display funkcija, kuri atvaizduoja laikrodį, kalendorių ar pasirinktą vaizdą ir pranešimus išjungtame ekrane. Visada įjungto ekrano funkcija gali būti pilnai išjungta ir beje jau automatiškai išsijungia tada, kai telefonas atsidūrė kišenėje. Gamintojas teigia, kad Always On Display funkcija suvalgo tik 1% per valandą baterijos. Neįtikėtina, bet tai ir sunku labai pamatuoti. Ant lenktų Galaxy S7 Edge kraštinių informacija atvaizduojama naujų būdų. Dabar čia yra ne tik tam tikri kontaktai ar programėlės, bet ir dažniausiai naudojamos funkcijos bei instrumentai – žibintuvėlis, liniuotė ir kompasas. Abiejų mūsų herojų viduje pritaikytas firminis Samsung Exynos 8890 lustas. Procesorius yra 8 branduolių, kurių 4 veikia 2,6 GHz dažniu ir 4 1,6 GHz dažniu. Taip pat yra integruota Mali T880 vaizdo plokštė ir 4 GB operatyviosios RAM atminties. Bendrai išmanieji telefonai veikia labai greitai ir sklandžiai. Galaxy S7 ir Galaxy S7 Edge pasižymi skysto aušinimo sistema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad telefonų viduje pro mažyčius vamzdelius bėga aušinimo skystis, kuris neleidžia įkaisti nei procesoriui, nei grafikos plokštei. Atsakymas, ko gero, į vieną svarbiausių klausimų po to, kai internete nutekėjo Galaxy S7 specifikacija yra taip. Čia iš tikrųjų pagrindinė kamera turi ne 16, o 12 megapikselių.
Tačiau kalbėti taip, kad čia įvyko pabloginimas, visiškai neteisinga. Gamintojas tiesiog šiek tiek sumažino kameros raišką tam, kad pikselius matricoje padarytų didesnius – 1,4 mikrono, o tai padidino jautrumą šviesai. Kuo didesnis pikselis, tuo daugiau šviesos ant jo patenka, o tai sumažino triukšmą, padidina dinaminį diapazoną ir išryškina detalės. Be to padidėjo ir diafragma iki 1,7. Tai lemia, kad Galaxy S7 telefonai geriau fiksuoja vaizdus tamsoje. Kalbant apie kamerą, yra dar vienas įdomus dalykėlis. Tai automatinio fokusavimo Dual Pixel technologijos pažįstamos mums iš veidrodinių aparatų. Esmė tame, kad kiekvienas matricos pikselis yra sudarytas iš 2 nepriklausomų fotodiodų, kurie vienu metu naudojami ir greitam ryškumo fokusavimui, ir vaizdo formavimui. Jei, pavyzdžiui, praeitų metų flagmanio fokusavimas galėjo užtrukti iki 0,85 sekundės silpno apšvietimo sąlygomis, tai Galaxy S7 tai trunka vos 0,2 sekundės. Priekinė kamera papildyta blykste asmenukėms. Rankinėme režime taip pat atsirado kiek daugiau nustatymų. Atsirado keletas naujų režimų – judesio nuotrauka ir hiperfotofilmas. Naujojo VDIS technologija tai sprendimas filmuojant drebančiomis rankomis. Žodžiu, tikrai aišku, kad visus kadrus įvertins tiek mėgėjai, tiek profesionalai. Įvertinsite ir jūs. Pabaigai dar viena maloni staigmena. Baterijų talpa išaugo ir gana reikšmingai. Jei Samsung Galaxy S6 jį siekia 2550 mAh, Samsung Galaxy S7 gali pasigirti net 3000, o Galaxy S7 Edge 3600. Vienas iš didžiausių wow yra tas, kad su Samsung Galaxy S7 gali žiūrėti Full HD filmus ant maksimumo ryškumo ekrano beveik 17 valandų iš eilės. Taip pat žaisti nuo pilnos baterijos iki tuščios 5 valandas iš eilės. Deja, S7 Edge'o nespėjau užkrauti, bet žiūrint į tai, kad baterija talpesnė ir matant, kaip greitai jis išsikrauna, visus tuos dalykus, ką dariau prieš tai, galėčiau daryti 10% ilgiau. Apibendrinant galima pasakyti, kad į Galaxy S7 Edge'ą ir S7 kūrimą Samsung kompanija pažvelgė labai išmintingai. Šie įrenginiai nėra revoliucija, bet labai protinga evoliucija. Naujieji flagmanai tapo patogesni ir gražesni, bet neperžengė originaliosios dizaino koncepcijos ribų. Be to, abu šie telefonai išmoko geriau fiksuoti kadrą tamsoje, bei buvo įtalpinta didesnė baterija. Tuo pačiu grąžinta dulkių ir vandens apsauga. Atrodo, nebėra prie ko prikibti. Bet ne vieną, manau, išgąsdins ta nekukli kaina. O kaip šie įrenginiai jums? Pasidalinkite nuomonę ir iki kito karto. Varlė.lt. Kai reikia kainos ir patarimo.